Aš me and mini me. Aš ir po 20 metų aš. Atrodo, aš su tėvo pokalbį turėsiu ir su mama. Sveiki, šiandien mes, ką mes darom? Šiandien... Giminės susitikimas. Jo, sveiki. Jo, Giminės susitikimas daugiausiai. Važiuosim apžiūrėti greičio ruožų. Labai rimtai kalbėsim. Labai. Kada startuojam? Nežinau. Man atrodo, Mindė žino. Jo. Arba tas, kur po 20 metų. Ne man tas po 20 metų, jo. Nepergyvenkit, šiandien dar tik prasideda varžybos, mes nieko. Tai labai gerai pasakyti tą. Turim. Važiuosim. Šiaip tai įdomi istorija. Ateinu, sako, čia 0-2. Sakau, ne, damos, užtinkuojama, verskit. Sakau, bet tenai? Bus kitaip. Tenai būsim 0-6. Viskas turim visą atsakingą maišelį. Jo, atvažiavam pilnu sąstatu. 3 automobiliais. BMW, ten toliau Dacia Sandero Stepway. Mūsų mėgstamiausia mašinėlė. Karolis keičia ratus. Šiaip tai su ratais biški tokia problemėlė. Girdėjom, kad biški toks deficitas yra Raptorių. Nieks nebeturi parduot ir tenka sukti su tuo, kas yra garaže. Tai iš pakampių susirankiam, tai gal viskas bus gerai. O dabar... Į susirašymus. Į ilgus ir varginančius susirašymus. Čia ne lyga mantelį. Ajo. 1-3. 1-3. 3-1. Važiuom. 150. Dešiniau. Kairys 5. 100. Tramplin. Stop. Šikanas iš kairės. Kairys 6. 150. Dešiniai 6. 100. Tramplin. Čiut kairiau. 5 dešiniau duobės. Tramplin, kairys 5. Iš lėto leidžiasi saulė. Leidžiasi saulė ji ir Dauguose, o šiem dviem berniokam pirmą kartą po kokių 6 ralių susirašymo pavyko taip kompaktiškai, operatyviai įvykdyti pirmos dienos planą maksimum. Mes jau susirašėm visus 4 fiziškai, o techniškai 8 greičio ruožus. Važiuojam į Daugų miestelį, kur ir vyks ralis, susirinkti savo merginas, atiduoti vieną kortelę, keliaujam į Alytų prie kompiuterių ir tada žiūrėsim visus įrašus šios dienos ir kartosimės viską prieš rytojų. Rytoj, šeštadienį, 11:18 mūsų startas yra iš Daugų centro. Ponas Mantai Daly, kaip jums greičio ruožai? Blemba, šiaip fainė. 2, 4, tai wow, koks greitas. Net su kolegom sakėm, kad ypatingai toks platus kelias ir tokie 6, 5. Greiti, žodžiu. O paskui tai yra tokių miške atkarpėlių, tokių visai techniškų. Ir faina, kad reljefas yra toksai. Žodžiu, mums patinka. Mes aprūvinam šitą ralį, bent jau iš susirašymo pusės, o rytoj jau gazuosim ir jau žiūrėsim, kaip ten bus. Tai va, tai jūs keliatės į ten po kelių minučių, o mes varom pailsėt, užkast, išsimiegot ir rytoj šviežiais veidais ir galvom atvažiuosim čia į Daugų apylinkes. Tik rytdienos, man atrodo, dar pasimatysim. Ale? Aptarsim kažką? Manau, kad jo. Žodžiu, smagu, kad žiūrit, like, share, subscribe ir tęsiam transliaciją iš 5-ojo mineralio etapo Dauguose. Kaip gražiai. Wow. Ačiū. Later. Vakarieniausim su būsimais ralio laimėtais. O jeigu man Džekonis patinka? Sultis geria kažkokias vyrai. Abolių. Papasakos, sakė, kaip važiuoti. Ok. Slėp tą kamerą. 3 per trampliną su šauktuku. Atsargiai. Tai va, labą vakarėlį, kaip ir žadėjom, prisijungiam vėl, skaniai pavalgiam su gera kompanija. O dabar darom tokį dalyką. Tai nusifilmuojam greičio ruožus, antrą kartą, kai tikrinamės juos, sukeliam viską į YouTube ir siunčiam savo treneriukui, Justui Vičiūnui.
Ir jisai atsiunčia mums šiokias tokias pastabėlės, o jau mūsų reikalas, ar jas priimti ir persirašyti pagal jį, ar ne. Ane? Tai daugelį vietų pasikoreguojam, nes vis tiek seno vilko akis yra geresnė negu jaunėlių. Tai va, jau 1-3 pasitikrinam, varom į 2-4. O 2-4 turim tik porą pastabų. Tai nice visai. Tai dar kokia 1,5 valandos ir lėksim į va, tas va. Kiek čia? 4 lovas, 2. Kuris tu, Mantelį, 5 ar Makaulį? Aš esu... Gal tu 5? 5, aišku. Aš Makaulį. Lūšis toks. Aš Makaulį. Nu tai ką, kylam? Lietuj. Einam pusrytuko ir Daugosna. Bet šiandien ryte nebuvo mūsų legendinės ryto frazės. Nes nereikia. Mes išsimiegojom. Viskas. Einam, nem. Čia yra geriausia motivacija. Žinot, kas būna, kai media komanda atvažiuoja į ralį važiuot, tai sėdim su kombezais, bet vis dar su aparatūra, su sraigtasparniais. Tai va, mašniuks T9. Mums liko 20 minučių, mažiau negu 20 minučių iki briefingo. Sėdim, šildome saulutį, laukiam palaikymo komandos. Ir serviso. Praklausom briefingą ir 11:18 startuosime. Rally draugai. Ane? Geresnis pavadinimas negu draugai. Ja, fainas šiaip miestai. Let's go. Pirmas 5 mineralio etapo greičio ruožas. Labadiena. Prie vairo šiandien Mantas Dilys. Dabar tu mane pristatyk. Laurynas Matonis. Dešinėje. 9 sekundės, 150 dešiniau, kairys 5-5. 150 dešiniau, kairys 5-5. 100. Dešinį 6. 150. Dešinį 6, tramplin, dešinys 5. 200. Tramplin, 50, stop, šikanas iš kairės. Šikanas iš kairės. 100. Kairys 5-4 kairiau. 300 matai. Dešinys 4 kairį 6-50. Dešinį 6, 50, kairį 6, 70, tramplin dešinę, 200. Tramplin 150. Toliau. Stop, šikanas iš kairės. 200. Dešinys 6 drąsiai, 150. Tramplin dešinė, 150. Dešinys 6 drąsiai, 100. Tramplin 200. Dešinys 6, 200 matai, iki stop, šikanas iš dešinės. Stop, šikanas iš dešinės, 100. Tramplin 70, kairys 4-4 keep. Ir 50 stop, dešinys 2 neišleisti.
Čia dešinys 2 neišleisti. 100. Tramplin į dešinį 6 skip. 50. Kairys 5. 100. Tramplin į kairį 4 skip. 100. Dešinys 3. Ką, sulikėm 2 pirmus greičio ruožus, o greičio ruožai buvo tikrai įdomus tokie. Išgyvenimo ralis Ukmergė all over again. Ja. Pirmam greičio ruože vienam iš posūkių jau prieš mus gulėjo Gravit 3 mašinas. Patikrinam. Ir sakė, Hebra važiavusi už mūsų, tai buvo iš vis 6 ar 7 jau. Tai vat galit matyti, mes startavom 20, o dabar mašina yra gal 11 ar 12. Yra grupė atvažiavę. Tai stipru, reikia be klaidų, ramiai ir iki finišo, nes va yra aplamdytų įvykių. Nėra, kad mes su abiem veidrodėliais važiuojam. Jo, mes nuslydom į tą patį griovį, bet išvažiavom, vieną veidrodėlį minusavom į šikaną, bet viskas good, šiaip viskas gerai. Ką gero? Kas tam BMS gero? Viskas tvarkoj. Viskas tvarkoj? Gerai. Tik čia biški trūksta, vaizdą nerodo, bet kam darytis atgal ralį? 50. Ir tas kairys 3-3 bus išarta. Čia. Tramplin kairiau. 50. Dešinys 4. 200 matai. Dešinys 6 tramplin. 50. Žemyn. Stop. Šikanas iš dešinės. 70. Tramplin dešinė. 100 matai. Kairys 6, 50 tramplin į kapinės. Dešinys 3. 100. Gerai. Dešinys 3. 100. Tramplinas kairiau į dešinį 6. 70. Kairys 4. 100. Tramplin į dešinį 5-4, 50. Tramplin dešiniau. 50. Atsargiai, kairys 3-2 per trampliną. 100. Finish. Tramplin dešinys 5. Gerai. Nice, labai tvarkingai. Už šitą rašau 8. Dešinys 6, 50, kairys 6, 70, tramplin dešinę. Tramplin dešinę, 200, tramplin 150 ir stop šikanas iš kairės. Čia, stop šikanas iš kairės, 200. Dešinys 6 drąsiai, 150. Tramplin dešinė, 150. Toliau. Dešinys 6 drąsiai, 100. Tramplin 200. Dešinys 6, 200 matai. 200 matai, stop, šikanas iš dešinės. 100. Puikiai. 100. Tramplin 70, kairys 4-4 keep. Ir 50 stop, dešinys 2 neišleist. Stop, dešinys 2 neišleist. 100. Tramplinas į dešinį 6 keep. 50. Kairys 5. 100. Tramplin į kairį 4-4 keep. 100. Dešinys 3, 50. Dešinys 4-4. 50. Kairys 5 labai ilgas. 200. Dešinys 6. Tramplin 200. Stop, kitkos iš dešinės. Stop, kitkos iš dešinės. 100. Dešinys 6.
Gerai. Dešinys 6 ir kairys 6-5 keep. Dešinys 5. Toliau. Kairys 6-5 keep, dešinys 5. Finish, tramplin, kairys 5. Aš ten intonacinę tą parinkau, dėl to susibalamutinai, sorry. Tai va, tai laukiam prie 5 greičio ruožo starto. Labai ilgai užsitęsė servizas ir regrupas. O dabar kažkokie tai neaiškumai su starto laikais. Tai va, visi stovi laukia. Matonis nuėjo aiškintis. Po 4 greičio ruožų mes esam bendro įskaitoje 8 ir savo klasiai 3. Tai neturiu daug ką pasakyti, tiesiog biškį reikia suvirškinti šitą informaciją ir važiuoti iki finišo. Žodžiu, nereikia, kad užaugtų sparnai, ramiai reikia. Tai va, šiaip su mašinėlė viskas gerai. Tai va, toks update'as. Liko dar pusę ralio, važiuojam. Kairys 5, 50, dešinys 5, 100, dešinys 6 ir kairys 6, dešinys 4, 200 matai, stop, šikanas iš dešinė, tramplin šup kairiau, 300, stop, tramplinas į kairį 2, nepjauti, kitka iš dešinė, 70, tramplin dešinę, 50, tramplin į dešinį 5, dešinį 6, 100, tramplin dešiniau 100, tramplin kairiau, stop, 50, dešinį 3, tramplin kairiau į dešinį 6, tramplin ir dešinys 5, keep, 50, stop, tramplin 20, dešinys 2-1, 200. Kairys 5, 100, kairys 6 keep, stop, šikanas iš kairės, 200 gazo. 200 gazo, kairys 6 finish. Vargais negalais. Ramiai. Rally daugai finish. Молодец. Gali papasakot, kas yra? Tai pasakyk. Nu pasakyk. Ko laužais? Pirmas podiumas. Ir trečioji vieta, ir kiek žinau, tai yra pirmasis podiumas šiam ekipažui. Rally Friksai, Mantas Dilys, Laurynas Matonis, VŠI Automoto projektai, trečioji vieta. Na, kaip sakė Friksai, po finišo šiandien mes pagaliau praradom savo kaltybę. Tai va, šitie du jaunuoliai. Šitie du botanikai. Vargais negalais. Pagaliau pasiekė pirmą savo podiumą. Šiaip nežinau, man kažkokia nuojauta buvo, tau? Aš interviu sakiau, pasirodys video, kur aš sakiau, labai norėčiau šį sezoną 3 vietos. Justai Vičiūnai, ačiū tau. MVP. Ir visiems šiaip, visiems. Labai daug palaikymo sulaukiam, tai... Tai
kas sekat mūsų rezultatus ir žinot, kad mes treniruojame su Justu Vičiūnu, tai man atrodo yra akivaizdu, kokį indėlį tai duoda, tai hebra, investuokit į stenogramo žinias. Padeda. Wow. O dabar tik aukštyn. O dabar mes lekiam į vakarą, kuris nieks nežinia, kur nuves. Lėto leidžiasi. Šitą jau nefilmuosim. Ate. Ačiū. Tai va, atšventam? Ne. Nešventėm, nemeluok žmonėm. Nešventam. Mes profesionalus atletai, mums dar daug sezono liko. Tai, nerimtai, tai jo, mūsų irgi daug kas klausė. Čia mes filmuom dieną po Daugų ralio. Susirinkom pas Mantą pakepti mėsos ir aptarti, nes daug emocijų buvo. Kaip matėt vakar video, pasnis video buvo iš po podimo. Tai nusiprausėm prakaitėlį realiai, užkandom ir jam gult, nes labai daug kainavo emocijų ralis, daug jų buvo, ta prasme, įvairiausių. Nuo išgaščio po pirmos sekcijos, kad velnės ten griūna lyderiai, mes irgi buvom netgi patikrinę tą vieną kapinyną pavadintą. Trumpam užvažiavam pilną mašiną. Ja, tai pradėkime taip trumpai nuo pradžių. Tai viskas šiaip prasidėjo visai gerai. Man asmeniškai 2 dienas prieš buvo toks lengvas jaudulys. Kažkaip giliai širdutė kirbėjo, arba bus labai gerai, arba plosim riebiai. Nes kažkaip kražiai nuteikė visai pozityviai, kad galim turėti greitį ir galim dar daugiau turėti. Ir kažkaip po to pirmo greičio ruožo vidurio pamatėm, kad ten kokie dalykai dedasi. Čiut ir mes ten neprisidarėm reikalų. Mes buvom užsukę, patikrinom, kad pilnas parkingas, sakom, mes ir tada atvarėm po 2 greičio ruožų į regrupą, pamatėm, kad iš 20 mašinų prieš mus atvažiavo ten daug dėjo kokių 10. Biškį užmečiau į rezus. Žiūrėjai? Ne į rezus, į iškritusius pagal fotkes. Gerai. Į pagrindinius konkurentus. Mes nežiūrim į rezultatus, mūsų susitarimas toks. Ir supratau, kad Žemekaitis krito, Glikas krito ir gal dar kažkas. Tiesioginiai konkurentai. Jo. Ir supratau, kad gali čia biški šviestis reikalai. Tada antras greičio ruožas buvo labai greitas, bet buvo biški atsargiau suvažiuota. Tada trečias tas pats buvo biški dadėta, bet ta vieta buvo itin atsargiai pravažiuota. Jo. Atvarėm į servizą. Ten iš komandos narių palaikytojų ten biški buvo... Pusiau šypsnį tokį, kur tipo... Jūs nežinote, ne? Sakau, tylėkit. Jo, nes mes turim su Mantu susitarimą, kad nesekam rezultatų iki kol nebus uždaryta mašina uždaram parke, nes tai yra papildoma įtampa, kuria pirmam sezone tikrai nereikalinga. O nesekam rezultatų iki tol, kol po servizą atvažiavom į 5 greičio ruožą ir Matoniuks galvojo, kad taip prasileido, kad paskui 3 dopus dar taip tylėjo, taip suraukęs viską buvo. Nes, žodžiu, buvo situacija, kad buvo ten balaganas po servizo iš servizo parko. Organizatorių tiesiog buvo. Mes gavom išvažiavimą iš uždaro parko 5 minutės po to, kai turėjo pirmą mašiną išvažiuoti. Klaudas Bučinskas. Ir, žodžiu, atvažiuojam prie starto, ten balaganas, nieks nesupranta, kuriais laikais startuot. Matonis nubėga, grįžta, neaišku, kokiu laiku įvažiuoti į laiko kontrolę ir taip gaunasi, kad galvoja bičas, kad per vėlai įvažiavam. Aš nesupratau, kada mes turėjom būti. Mes tiesiog važiuojam paskui mūsų tiesioginį kaip po regrupo pagal konkurentus. Bet, žodžiu, galvojom, kad anksčiau tikrai neįvažiavam, tai galėjom tik pavėluoti. Tai 10 sekundžių. Komandos draugai primetė prie mūsų rezultatą 10 sekundžių už baudą. Matoniui parašė po 6, ne? Kad turim minus 17 sekundžių iki 3 vietos klasėje. Tai šitą informaciją buvo man ištransliuota. Kai buvo ištransliuota, aš biškį pyktelėjau, nes pirmam sezonui tai aš tikrai nemėgstu tokių dalykų, tipo, kad, dadėk. Bet kažkaip paskui Max susikaupimas, atsimeni, net nekalbėjom visiškai nieką. Net mes atvažiavom į, man atrodo, 7 greičio ruožą. Man tas sako, tai 8 šiandien, ne? Sakau, praleidai vieną. Sakau, mes jau važiavom. Atvažiavam ir tada prieš 8 netgi, šiaip gal irgi nereikėtų taip daryti, bet mes taisėm stenogramą žiedami onboardus. Ne, tai galima, tai vieną kartą jau buvom pravažiavę, viskas ok. Jo, tai mes, žodžiu, tiesiog ką padarėm, tai tiesiog man tas žiūrėjo mūsų onboardus iš susirašymų, o aš skaičiau stenogramą ir mes visus tramplynus pastaisėm į drąsiai tiesiog.
Nu, tokius didžiąją dalį. šešetus. Jo, nu tos. Ir ten storyje mūsų matėt, kai ten skersi po džempo atvažiuojam į posūkį, tai ten buvo užrašyta drąsiai. Ir padarėm drąsiai. Atvirinam. Viskas baigės tuo, kad finišavom, aš tokio manto nesu matęs buvęs gyvenime, nes rankos drebėjo, gavom šampanų į akis, nesupratę už ką, kodėl ir kaip čia tai viskas įvyko, nes mes tiesiog finišavom, davėm viens kitam pitako standartiškai ir visą hebrą stovėjo ir galvom, o tai kas čia įvyko? Ja. Dar man tiesiog, kad čia mes vos neprisiplojom, aš nesupratau, apie ką jis kalba, nes aš tuomet tiesiog, aš sakiau, net man tai paskui vienu metu buvau jungęs Žilviną Sakalauską, kuris 70, kuris 3, nu tokį greitą, nes jau tempas buvo pagautas toks, kad ten jau reikėjo greitą kalbės, kaip man Justas Vičiūnas ir sakė, Matoni, ruoškis greitą kalbį. Ja, nes 6-8 buvo miške grinai ir, nu, dafiga dulkių buvo. Taip, 6 siena. važiuojant, tai visiškai sieną kai kuriuose atkarpose važiavam, o 8 ten, kur jau reikėjo dadėti, tai buvo vienoj vietoj. Blemba, tuo momentu atrodė baisiai, bet dabar ant bordą nusikėlę supratau, kad ten nebuvo labai kažkaip ypatingai baisu. Tai, Bet iš drebančių rankų supratom, kad viską atidavėm. Tiesiog, kad ten, blemba, rizikuota buvo vietom, tai stipriai. Buvo ne apie tai nekalbėta, bet iš prieš startą paskutinių 2 greičio ruožų abu supratom, kad stumėm Oliną, kas bus, tas bus. Jo, ir žinai, kai tu man pasakai, kad reik dadėt, tai tipo galvoju, blemba, nu kaip ir nepasiruošiamas dar mūsų skylai tokie, kad dadėt čia galėtum. Bet galvoju, blemba, jeigu šviečiasi, nežinai kada dar galėtų pasitaikyti tokią galimybę. Tai buvo pastatyta all-in, kaip ir 7-betė. Nu, ir gavosi gerai. Atvažiavom, skambutis perkant šampaną po apdovanojimų vietiniai parduotuviai, skambutis man į telefoną, sveiki Laurinai, sveiki. Jūsų automobilis uždaram parke, galvoju, taip, lyg ir taip. Ar galite ateit prie automobilio su dokumentais? Ir man iškart nutripo kūnas, sakau, o kodėl, o ką padarėm, gal čia kažkas paskundė, ar kas yra? Jo, nes iki tol tai mes nežinom, kad treti, tipo nieks nesakė, dar rezus bandžiau žiūrėti pastatęs mašinais uždarą parką, ten nieko nesuprasi iš tos svetainės. Ir tipo mechaniukai nuėjo su Saulium Stanaičiu tikrint mašinas, pasikviečia mane, padėjau parašą ant dokumentų, sako, Ta šypsnos nieko nepamiršiu per šoną komisaro. Jo, tai sako, galiu pasakyti, kad šiandien iš ryto prieš ralį buvo susitarta, kad bus tikrinami 3 vietos SGC3 klasės nugalėtojai. Nu, ir tada jau supratau, kad... Jau tikrai. Jo, tai va, toks tas mūsų daugų ralis, pilnas emocijų, pilnas labai gerų patirčių, pirmas toks sklandus, pirmas susirašymas toks labai geras, nes per pirmą dieną susirašėm viską dar su laiko rezervu, tikrai neperskubėdami. Tai manau, kad esam paskutiniam etapui pasiruošę pilnai, o prieš tai dar turėsim gerą treniruotę Samsonas Ralių Utena. Tai aš žinai, ką noriu pasakyti, kai... Frazė apie išsilaipinimo mėnulyje, kaip ten yra, kad tai nedidelis žingsnis žmogui, bet didelis žingsnis žmonijai, tai panašiai ir mum. Tipo, 3 vieta gali atrodyti, kad nėra čia kažkas kosmoso, bet mum tai čia buvo stipru. Aš kelias dienas prieš startą Tomui Žekoniui ir Nordis Media komandai pasakiau, kad labai svajoju tyliai apie bent 3 vietą. Ja, tai 3 ir 6 overall. 6 overall, jo. 6 overall skamba stipriai. Ačiū Jums labai už palaikymą, gavom labai daug gražių žinučių per šią parą po finišo. Labai laukiam Utenos, nes ten pamatysim daug jūsų, galėsim susitikti, būsim be tokio įtampo, be streso. Oi, ten chill. Jo, pamojuosim, būtinai pažadam padaryti, kai pamatysim mūsų mašiną 06 startinį, būtinai pamojokit, pasiruoškit kameras, nes mes atvešim gerą vakarėlį, manau. Turbūt. Pasitreniruosim to pačiu šiek tiek. Prieš Kauno rudenį. Jo. Ačiū visiems ir iki kito ralio. Dabar 5 sekundės iki starto išvažiavam. O kada tu aukštesnis už mane? Nuo visada.